pažiūrėsime, kaip jiems seksis pirmajame kėlinyje. Nuo Baskonė išrikiavo labai aukštą startinį penketą tiek su Sedekerskiu, tiek su Chima Moneke ir tiek su Donta Hallu. Taip, aikštėje taip pat ir Markusas Howardas ir Trentas Forestas. Čia pirmoji Žalgirio ataka ir toks. Norite kalbėti apie koncentraciją, tai jau pirmoje atakoje kol kas nekoks vaizdelis, tačiau čia Giedraitis atakuoja Howardą. Ir čia Bryantas Dunstonas iki galo, bet ataka tęsiasi 10 sekundžių iki jos pabaigos. Trentas Forestas. Ieškomas Markusas Howardas, aišku, kad su juo dirba Dovydas Giedraitis. Labai toli nuo krepšio Donta Hallas. Situacija Howardui. Koks perdavimas Hallui ir čia. Nusisukant nuo adresato, Donta Hallas šiam žaidėjai belieka tik įkrauti kamuolį į krepšį. Įspūdingas epizodas iš Baskonijos. Sirvydis. Jaučiasi gerai, jo pasitikėjimas kyla. Tik gauna kamuolį, varžovas šiek tiek atsitraukęs, iš karto metą ir pataiko. Praėjusią savaitę 5 pataikyti tritaškiai. Čia labai netaikliai, net į lentos kraštą. Taip, procentas ir toliau išlieka labai neblogas, jį matote ekranuose, bet per pastarąsias 6 rungtynes 3-14. Kol kas nerotuoja savo penketų Andrė Trinkieri. Čia iki galo Lonnie Tadas Sedekerski. 12-9. Lonnie Walkeris įsibėgėja, perdavimas Bryantui Dunstonui. Ir eina į baudos aikštelę, kažkiek keista, kad nemeta ir pats. Galvojau, kad galėjo tą daryti, bet atlieka rezultatyvų perdavimą. Iki galo. Pirmajame kėlinyje. Na, tai kartu irgi daug ką pasako apie kitus Kauno Žalgirio žaidėjus. Čia vėl toliau ieškomas Bryantas Dunstonas ir Kingas. Labai greitas Donta Hallo kojos. Sedekerskis veidu į krepšį. Nepatogus perdavimas Donta Hallui. Čia Rogovopulos. Ir Donta Hallas. Dar besiginanti Eurolygos komanda, tai tas rekordas ateina su tam tikra kaina. Taip, fiziškumą, jeigu nori tokį palaikyti, kažkas turi būti. Čia kaip kerta gali sumažinti skirtumą šio kėlinio pabaigoje. Francisko, labai sudėtingas perdavimas, bet kažkaip jis atranda žalgiriečių rankas. Metas Mitčelas. Metimas pasisukus per petes. Diopas veidu į krepšį prieš Lauryną Birutį. Ir čia jokios Baskonija nori sudeginti visas likusias sekundės pirmo kėlinio pabaigoje ir Alenas Mailagičius aikštėje. Jis po susikeitimo prieš Trentą Forestą. Ir čia prieš vieną po driblingo. Chima Moneke galbūt gali žaisti 1-1, bet šiaip jau tikrai mažai opcijų šiame Baskonijos penkete. Keitimas į Žalgirio gynyboje. Rogovopulos meta iš toli ir pataiko štai. Taip, ir tada rizika pasiteisino, o dabar žiūrėsime, ar nesmoks į Pablo Laso. Perdavimas Alenus Mailagičius. Žalgiris vos per 4 sekundės suregsti tokią greitą ataką, dar pastatydami vieną užtvarą. Puikus Walkerio perdavimas. Forestas. Čia Chima Moneke, vėl atsitraukimas. Pasitikėjimo, vėl Lonnie Walkerio pagalba, 2 prieš 2 žaidime. Taip, žalgiriečiai kiek pasyviai žaidžia prieš Trentą Forestą ir Baldviną, bet eina į pagalbas ir už tai sumoka 3 taškais. Ir koks energijos užtaiso kaip praėjusią savaitę, kuomet jis viena iš pirmųjų atakų savo dėjimu tiesiog pažadino visą areną. Lonnie Walkeris, ten blokas švarus anot arbitrų. Walkeris visiškai laisvas. 3 taškai pagaliau. Perdavimas nepagailė situacijos Lonnie Walkeriui, 3 taškai. Ir mes žiūrime į žaidėjo nusiteikimą. Mes bet kokį laisvą metimą ir net negalvos, kas buvo prieš tai. Čia Alenas Mailagičius atrodo patrukdė varžovui, bet Donta Hallas Kauno Žalgirio žaidėjai gali mesti iš toli, kaip Bostono Celtics dabar žaidžia Žalgiris. Ir to įrodymas gali būti dabar. Mailagičius atsisako tritaškio. Butkevičius Mailagičiui pristato siuntinuką. Jį lanko apačią. Gal irgi kažkas lietė kamuolį. Lonnie Walkeris įsibėgėja, Alenas Mailagičius, atšoktukas su Lonnie Walkeriu. Ir su kamuoliu Sirvydis. Donta Hallas, kokį bloką išrašo Mailagičiui. Ir techninė pražanga Andrė Trinkieri, kaip italas šoka čia tiesiai prie teisėjo. Ir šalia Andrėjos pusėse. Moneke, Howardui. Moneke su kamuoliu turi erdvės, Žalgiris perima kamuolį. Puikios pagalbos prieš Markusą Howardą, žalgiriečiai gerai rotuoja. Lonnie įsibėgėja, koks greitis, koks Dar vieną keitimą atlieka Pablo Laso, o aikštėje pasirodo Usmanas Indėja. Atšoktukas su Alenus Mailagičiumi, antrą kartą laisvas nemeta serbas. Ir šiuo atveju dvitaškį metimą prieš Donta Hallo pasyvę gynybą nemeta iš toli. Nežinau, ar čia trūksta pasitikėjimo, ar jis dar nėra gerame ritme, bet keista.
Čia Baskonėje metiko ir kiti gali rinktis lengvus taškus. Šiandien Howardas jau 2 rezultatyvius perdavimus yra atlikęs. Nusiteikęs labai vaišingai. Sirvydis pavaištino Baskonės. Howardas nieko nelaukdamas atakuoja. Dar kartą pro šalį. Metas Mičelas. Butkevičius kerta. Giedraitis laisvas. 3 taškai. Rinktinėje žaidęs Lukas Lekavičius yra grįžęs į rikiuotę, registruotas šioms rungtynėms. Neregistruotas yra Ignas Brazdeikis. Markusas Howardas ne iš tritaškio, tad pataikyti gali. Čia dar 1,5 minutės. Giedraitis. Atmeta kamuolį Smailagičiui. Smailagičius šiandien renkasi tik sunkius. Čia faktas. Ataką bandys užbaigti Tadas Sedekerskis. Atsisako jis metimo. Trentas Forestas. Nuo lentos jau bando tritaškius mesti žaidėjas ir Rogovopulos. Na, bet nieko keisto, kai tau reikia mesti improvizuojant per paskutinės 2-3 sekundės, neturint jokio pranašumo, tai tas procentas tiesiog negali būti aukštas. Sirvydis į kairę pusę veržiasi, Sedekerskis sutrukdė pirmąją metimui. Žengė. Į pabaigą artėja dar viena Baskonė ataka. Trentas Forestas prieš Deividą Sirvydį. Veržiasi iki galo. Susikeitimas Žalgirio gynyboje. Monekė veidų į krepšį prieš Giedraitį. Nieko nepadarė. Bet čia Birutis. Ne šiandien, vaikelė. Žvėručio blokas ir Sirvydis. 3 taškai. 37. Varžovo atsakymas. Kamaras Baldvinas, kabinamas kamuolys. Panašus vaizdas buvo. Labai panašus. Lyg ant spyruoklių būtų Donta Holas. Birutis. Na, buvo pavaišintas savo vaistais. Blokas Laurinui Biručiui, Howardas patvirtė. O skirtumas švelnėja iki 6 taškų. Silvenas Francisko jungia didesnį greitį. Butkevičius. Birutis prieš Dontą Holą. Birutis sugauna žuvį. Taip, užsiema gerą poziciją, kadangi Baskonė kyla aukštai. Čia koks Biručio blokas šeimai Monekiai. Dar kartą Birutis. Stokdengys Birutis. Čia Sirvydis. Atgal Biručiui. Dar kartą Laury. Geriau jis atrodė tik dvikovoje su Vilerbano Asvel, surinkęs 24 naudingumo balus. Čia Dovydas Giedraitis iki galo pasivaikščiojimą. Ir toliau renkamos asmeninės pražangos, kurių amerikietis turi 3. Sirvydis gali parodyti Howardui. Ir parodo. Minučių ar daugiau, tai yra, kai turi tą ritmą rungtynėse, Deividas renka įspūdingą statistiką, pelno po 16 taškų. Šią praėjusią savaitę žaidė Lietuvos rinktinėje 2 susitikimus su Šiaurės Makedonija. Čia Baskonė spaudimas per visą aikštelę. Išmeta kamuolį. Ir sunku įeiti į rungtynes būtent su tokiu metimu, kuomet varžovai spaudžia tave per visą aikštelę. Čima Monekė prieš Birutį. Ir štai taip skirtas. Dar viena deganti Žalgirio ataka. Francisko. Netiksliai. Ir čia po išsikeitimo Francisko buvo prie Donta Holo. Dabar ta pati situacija kitoje aikštelės pusėje. Du savo raumenimis. Ir labai sunkios akimirkos tęsiasi Kauno Žalgiriui. Trentas Forestas. Į pagalbą šiek tiek nukeliavo Edgaras Ulanovas ir to 12 sekundžių. Be Howardo Vitorijos Baskonė bando grįžti į rungtynes. Taip, be Howardo, bet su gera gynyba. Baldvinas užstringa. Trentas Forestas 2. Vitorijos Baskonė naujokai. Forestas po driblingo atakuoja ir pataiko. Padeda tau grįžti į rungtynes tiesiog. Žalgiris ir savo kailiu tą pademonstravo Milane. Walkeris įsibėgėja. Perdamas Smailagičiui. Prie žemesnį varžovą nebeliks. Būtent taip dabar sužaidė ir Kauno Žalgiris. Ir po 5 minučių pertraukos Žalgiris renka taškus iš žaidimo. Čia dar vienas metimas iš vidutinio nuotolio. Oho, arenos, bet netikiu, kad tokie metimai tęsis ir toliau. Francisko. Prieš jį Nikos Rogovopulos. Nekyla prie jo Smailagičius. Ulanovas. Prieš žemesnį varžovą. 2 sekundės. Super sunkus metimas. Edgaras Ulanovas nepataiko. Alenas Smailagičius. Ir tai bus įrašytas atkovotas kamuolys puolime Smailagičiui, kas ir atrodo turėtų būti. Tai bus pirmas jo atkovotas kamuolys šiandien. Monekė. 3 sekundės. Vėl pasitiki savimi tą pojūtį. Kamaras Baldvinas. Ties perimetru prieš jį ginasi Smailagičius. Iš toli Baldvinas. Dar vienas išsikeitimas. Atsisako minties apie reidą arčiau krepšio. Žalgiris ieško pranašumo situacijos per Aleną Smailagičių, bet randa klaidą.
Dar dvi pražangas atsargoje žalgiriečiai turi. Rogalopulos. Meta iš toli ir pataiko Nikos Reidas. Labai reikia Žalgiriui taškų. Kas pabudins Kauno Žalgirį? Walkeris prieš Monekį. Iki galo Lonnie Walker. 1-1 paliekamas Kamaras Baldvinas prieš Arną Butkevičių. Na, tikrai nepažįsta jis Arno Butkevičiaus. Čia reiktų Sirvydžiui siūsti perdavimą į kitą pusę, jis to nedaro, praranda kamuolį Trentas Forestas. Tokia Sirvydžio klaida. Walkeris, vėl labai rizikingi perdavimai. Walkeris iš toli. 3 taškai. Rogalopulos prieš Lonnie Walkeris. Išbandymas Alinui Smailovičiui prieš Trentą Forestą. Labai gudriai žaidžia Forestas. Ieško susikeitimo varžovų gynyboje Lonnie Walkeris. Kokie judesiai iš Lonnie Walkerio. Kaip Michaelas Jordanas žaisti 1-1 prieš Smailovičių. Tikrai bandys eiti į dešinę pusę, galvoju. Meta iš toli ir priverčia prasižengti Alinas Smailovičiui. Būtent. Ojojojojo. Čima Monekė pataiko. Walkeris priima kamuolį. Nėra tiesiog labai daug likusio laiko. Čia Walkeris. Prieš Dontą Holą. Gedraitis, kokį sunkų metimą meta Dovydas Gedraitis. Progros ne kartą savo galvoje ir Žalgirio trenerių štabas ir sirgaliai. Į šias rungtynes. Bet to nepavyko padaryti ir Baskonija grįžo ir dabar deda super mažai. Dabar ir Francisko aikštėje. Walkeris, jo metimas iš toli. Prameta Lonnie Walkeris su kamuoliu Čima Monekė. Čia greita pražanga. Iš jo kūno kalbos galima suprasti, kad viskas yra. Tritaškiai. Tu gyvenk savo gyvenimą, mes kaip nors. Dabar tokia tiesa vadovaujasi Pablo Laso, turėdamas tokį minusinį Markusą Howardą. Francisko. Na, čia jau viską pasakantis ir viską rezumuojantis epizodas. Baskonija nutraukė 5 iš eilės pralaimėjimų seriją. 4 iš eilės pralaimėjimų seriją Žalgirio arenoje. Taškų per paskutinės 14 minučių. Walkeris. Viskas ir tai yra viskas Kauno Žalgiris. Būtent tas šiandien ir atsitiko. Šiek tiek mažiau gelbėjimus ratą išplaukė skęsdami ir dar sugebėjo užkariauti Žalgirio teritoriją. Ir paskutinės sekundės viskas. Baskai nutraukė 5 iš eilės pralaimėjimų seriją Eurolygoje, iškovodami labai nemalonę pergalę Kauno Žalgiriui. Taip, labai nemalonę.